Labas rytas, tu tuoj pažiūrėsi mano video apie NMPP speedruną ir bus ten reklama į mano svetainę matketv.lt, kur laukia visi video ir panašiai. Geros naujienos. Iki pat sekmadienio ryto visi video yra visiškai nemokamai. Nueik į mano svetainę matketv.lt, užsiregistruok ir galėsi gauti visus video iš NMPP video kartojimuose visiškai nemokamai iki sekmadienio. O dabar video apie speedruną. Ten padariau vieną klaidą. Penki žmonės, kurie pastebės mano klaidą, kurią aš padariau, durna klaida, susimoviau, skubėjau, labai juokinga. Parašykite man mano klaidą į emailą matketv.lt@gmail.com ir 5 parašė pirmieji gaus nuolaidos kodą, su kuriuo galės neribotam laikui užsiregistruoti už pusę kainos mano svetainėje. How cool is that? Gerai, sėkmės, gero video, labanakt. Šiandien padarysime naują dalyką. Aš darysiu NMPP speedruną. Reiškia, pasistengsiu kuo greičiau išspręsti visus NMPP uždavinius. Ir tikslas taip. Tikslas yra laikas, nepaaiškinimas, kaip kiekvieną uždavinį spręsti. Galbūt net klaidų per skubėjimą padarysiu. Tai tikiuosi, kad ne per daug. Tai va. O jeigu norite kiekvieno uždavinio paaiškinimo, kaip spręsti, sužinoti savo klaidas, padaryti NMPP testą, sužinoti savo klaidas ir gauti video, kur kiekvieną klaidą paaiškinti, kaip spręsti, geras naujienos, reklama. Aš paleidžiu savo svetainę. Vadinasi matketv.lt ir ten yra ne tik NMPP testai, paaiškinimai, galiu sužinoti klaidas, yra visa 8 klasės programa, teorija ir uždavinių sprendimas. Greitai bus 7, 9 ir 10 klasės programa irgi, bet pradedame nuo 8 klasės. Ir kaina yra 12 eurų per mėnesį, bet pirmieji 50 registravę su kodu NMPP gausite 3,0% nuolaidą neribotam laikui, o kiti 100 suspėję gausite 20% nuolaidą irgi neribotam laikui. Tai labai kviečiu suspėti, užsiregistruoti ir gauti kokybiškiausią video turinį matematikos su visom temom. Galėsi viską žinoti apie matematiką, ko reikia mokykloje. Tai va, gerai, grįžtam prie uždavinių, prie paaiškinimo. Tai va, galbūt kaip aš skubėjimą padarysiu porą klaidų čia, tikiuosi, kad daug klaidų nebus. Deja, ne visi uždaviniai man yra nauji. Aš iš 35 uždavinių keletą mačiau, ne vieną, ne du, gal 6-7, nes mano mokiniai paprašė mano matematikos būrelį juos išspręsti. Tai truputį sprendžiau, paaiškinau, bet didžioji dalis man yra visiškai nauji. Gerai, gana kalbėti, sumažinkime mano vaizdą, kam čia mane matyti didžiulį, geriau matyti yra matematika. Taigi, turiu viską, turiu vandenį išgerti vandens, jeigu reikės, pavargsiu kalbėti. Spręsiu viską ant popieriaus ir surašysiu flomasteriu, jeigu reikės, tikiuosi, kad daug nereikės sunkių skaičiavimų. Ir viskas, galime pradėti. Pažiūrėkime, ką mes čia turime. Turime taip 35 klausimai, 1,5 valandos, daugiau negu pernai, net pusvalandžių, tai bijau, kad bus sunkesni uždaviniai, gali būti, kad užtruksiu ilgiau negu pernai. Prastai trunku apie 18-19 minučių NMPP testui, pažiūrėsim, kiek bus čionais. Gerai, pasiruošę, aš excited, pernelyg ir galime pradėti. Pažiūrėkime prieš tai, komiškai turime 9 minučių, gerai, sėkmės, puiku. O ne, gerai, kokį turime teisingą atsakymą? Iškelkime loginimą išskliaustus, puiku, įsitraukia 5, lieka 2. Taip, gerai, važiuojam toliau. Truputį streso yra. Ar jūs patirėte stresą, kai darote NMPP testus? Aišku, kad patirėte stresą, atrodo, kad reikia nepadaryti klaidų, reikia skubėti. Gerai. Standartinė išraiška. Gerai. Tai kuris teisingas, tai mes matome, kad turime taip. Pirmą, nes tik tai, aš neaiškinsiu kaip. Gerai. Puiku. Manau, kad šitas. Gerai. Puiku. Didžiausias bendras daliklis tai bus 20. Mažiausias bendras kartotinis bus 600. Gerai, važiuojam toliau. Easy. Pirmą pradėti reikia 8. Antroje 100.
Tai 20% sumažinti. Ar čia bus panašus? Ne. Jis toks paprastas? Nu gerai, per paprastas uždavinys. Gerai. Aš dviejų. Gerai, paprastam. Taip. Jėga lygiagrečios tiesas. Aš matau, kad daug kuris 7 klasės turinio, žinokite, geometrijoje. Tai pasikartok 7 klasę. Gerai, paskui čionais. A ir B yra lygiagrečios. Taip, taip, šita paskutinė. Labai gerai. Šiaip įdomu, net paskutinė vienintelė nubrėžta lygiagreti iš tikro. Kitas net, man atrodo, gal optinė iliuzija. Tai va, tai 7 klasės turinį labai svarbu, visi keturkampiai, lygiagretainiai, trapecijos, visus šituos dalykus pasikartoti jums tikrai reikės, žinokite, labai rekomenduoju. Gerai, vidurio linija, labai paprasta, 3, važiuojam toliau, gerai. Gerai. Statusis yra šitas, tikriausiai važiuojam toliau. Nelygybė. Yra sprendimų intervalas. Taigi mes, jeigu perskelsime, tai yra mažiau už 3, reiškia nuo minus begalybės iki 3. Gerai, puiku, paprasta. Yra šios sistemos sprendinys. Tai 4 ir 2. Gerai. Nėra 4 ir 2. 5 ir 1. Doch. 5 ir 1. Gerai. Puiku. Apie lygtis pakalbėsime, video bus į ką. Gerai, čia yra paprasta, jeigu turime x2, tai x irgi 2, o kai yra 3, x bus 4. Gerai, žymė taškus. Funkcijų visai yra, pasirodo, bus šitais dalykai. Šitą esu matęs, čia yra tas, kur mačiau. Iš esmės, tai galiu pasakyti, kad turi būti paimti, kad tikrai būtų garantuotai 100%, tai dėmesį pirmą turim paimti visus raudonus, gali būti taip, maži šansai, bet yra, ir tik tada paimti geltoną. Tai 11, kad tikrai garantuotai būtų vienas raudonas. Taip, kubinės šaknis reiškia 2 iš 11, gerai, kubinės šaknis, nesumaišykime su kvadratinėmis, 6 šeštokai ir 7 šeštokai. Prašau, taip. Ir 8 reiškia 7-tokai. 8. Nu gerai. Būtų dėkingai. 6 šeštokai, 7 7-tokai. Gerai. Atsiprašau už blogus bairius. Kol kas neblogai, tempas mūsų neblogas. 14 uždavinių per 4 minutės. Turim galvo, kad daug kalbų. Gerai. Pakėlė kvadratu šitą. Teisingai, tai gausime 9 kvadratu minus 1/9. Viskas ok. Paprastas. Nėra ko klysti. Gerai. Kaip šimtaliu. Taip. Į 10 lygių dalių. Tai čia bus 36. Gerai, puiku, lengva. Čia bus 4. Plotai. O ne. Gerai, pažiūrėkime, ką mes turime. Kokia tikimybė, kad ištrauktas krūtilis bus geltonas? 3 iš 12, tai bus 0,25, ar ne? Tikiuosi, kad čia kablelius skaičiuoja. Žinokite, man labai nepatinka, ar su kableliais, ar kaip čia mes žymime, ar su taškais, tikiuosi, kad kablelius skaičiuos. Ir tikiuosi, kad taškus skaitys jums irgi. Tai va. Gerai. Tikimybė atstumas nuo Vilniaus iki Kauno 100 km, žemėlapio, kurio mastelis tai bus 10. Okay. Tai 100 km reiškia jau sumažinam iš 100, tai 10 000, 1 decimetras, ar ne? Gerai, 1 decimetras. Man atrodo. Gerai, 1 decimetras. Ok, važiuojam toliau. Tai čia suprastinam. Aš sakykime, 1,6 ir tram 6, kem 3 viršui kart 60, tai bus 60. Nes 1,6 tram 6. Taip, gerai, viskas ok, klaidų čia desnė. Reikia dar peržiūrėti, ar nebus klaidų. Gerai, našu, kad gerai. Puiku, kuris teiginys yra teisingas?
iš 0. Ne, nėra. Jo. Jo, tik šitas. Jo. Aha. Tikiuosi šitas aibės skaičių mokymas, ar ne? Gerai, aš atsiprašau. Čia man reikia skaičiuotuvą. O, nesąmonė. Kokią sumą reikės grąžinti? 7, 6, 0, 0 kart 9. 7, 6 kart 9. 7, 6 kart 9. Jūs duodat, skaičiuotuvų neduodam šitam? Gerai, 9 kart 4, 5, 4. 4, čia nais 5, 3, 6, 6, 8, 4. Man nepatinka, kad skaičiuoti reikia. Gerai, kart 2, 8, 6, 7. Aš paskubėjau. 8, 6, 13. Man nepatinka, labai nepatinka skaičiavimas be reikalo. Gerai. Tai plus 7, 6, 0, 0, gausime 8, 6, 9, 8. Nu gerai, pažiūrėkime, ar tinka 8, 9, 6, 8. Reikia double checkinti, žinokit, aš tai patikrinu dar kartą šitais uždaviniais. 7, 2 metams, su tiek procentų. Nu gerai, 7, 6, nu gerai, tą mes pasitikrinkime. Jaučiu, kad čia gerai sudauginau. Atrodo, gerai sudauginau, nežinau, atrodo, gerai sudauginau. Negali būti tikras kiekvieną kartą. Gerai, tai mes sudauginsime, gausime 6, 8, 4. Logiška, taip. Palyginam, taip. Nu gerai, tebūnie. 8, 9, 6, 8. Nepatinka, bet gerai. Šiam toliau, per daug kalbų, 8 minutės, jau gerai. Per sekundę nuvažiuoja tiek metrų, tai per minutę nuvažiuoja šiam 6 metrus, o per 11 minučių kart 1. Tai šiam 6, 2, 6, 2, 7. Šitas šiaip žiauriai lėtas paspirtukas. Čia kas čia yra? Čia nais 3 km per valandą, 3,5. Taip, biškai daugiau, bet taip. Šiaip tai, galim taip sakyti, 3,96 km per valandą išeitų šitas dalykas. Taip, labai lėtas paspirtukas, bet jisai svarbu, kad nuvažiuoja. Gerai. Bus klaidos, neturėtų būti klaidos. Gerai, žiūrėjom toliau. Gerai, 5 dienų robotą reikia uždėti per 12 dienų. Aišku, tai mes tada 12 turime dauginti iš 5 ir dalinti iš 3, bus 20. Gerai. Žiūrėjom toliau. O ne, lygiai 100 km. Šitas bus sunkus. Reikėjo pasimti planšetę, kad norėčiau kaip išsprendžiu šitos dalykus, bet nieko tokio, gerai. Tokia man 3 sekundėlę. Taip. Tuos, čia 12 minučių surašysiu. Išvažiavo priešais jį, gerai. 2 km, 620 km. Okei. Čia nereikia manęs skaičiuoti atstumą. Jie nuvažiavo, okei. Tai 100 km, tai mes daliname 100 iš 120 heitvis kart 6 minučių. Tai užtruks 5 minučių užtruks mašina. O motociklas užtruks 108 kart 6. Septyni 5. Nu gerai, 2-5 minutėm turbūt. Savime suprantama.
Of course. Kur jo, okei, čia yra logiškas. Jo, net skaičiuot nereikia tiek daug. Gerai, spręskim lygtį, čia viską dauginam iš apačios, bus 20 lygų 15x minus 10, dėsime, x bus 2. Gerai. X bus 2, ar tikrai? Taip, tikrai x bus 2. Gerai. O ne, nelygybių sistema, o ne, gerai, bandom padaryti per 15 sekundžių nelygybių sistemą. Gerai, man atrodo padarėm. X mažiau arba lygu 5 ir daugiau už 2. Tai nuo 2 iki 5. Gerai. Ok. Panašu, kad gerai šitas. 2 taškai. Easy. Važiuojam toliau. Ne. Gerai, A vals C. Gerai, tai 1 iš 5. Nėra čia ko skaičiuoti iš tikrųjų. Nėra čia ko skaičiuoti, 7 iš 5 varom toliau. Gerai, mums puikiai sekasi, 12 minučių praėjo, nežinau, spėsiu per 20. Kūgio pagrindas, o ne. O, kūgis. Gerai, kūgis iš esmės yra 3 kartus didesnis. Ai, tai 3. Tok 3. Ok. Vala, net skaičiuoti nereikia. Gerai, tas pats aukštinė, tas pats spindulys. Viskas aišku, gerai. Lol. Gerai. Puiku. Tai per metras yra keliais metrais. Tai yra tram ir kem. Tai 40 metrų. Gerai. Tai sakome ir kiti tramai. Gerai. Panašu, kad viskas ok. Gerai, važiuojam toliau. Pažymiai. Mediana. Mediana tai yra vidurinysis narys. Tai mediana yra 8. Gerai. Mediana yra 8. Važiuojam toliau. Gerai. Nesidalyja. Reiškia, mums turi nebūti 2 trejetų gale. Tai čia dalinasi. Gerai, čia dalinasi, nes mes jau čia sumoje turime 9, čia iš 3 ir čia iš 3. Gerai, viskas gerai. Čia nais 10, tai ne. 5, 6, ne. O, žiūrėkite. Tas nesidalyja. Ar kitus patikrinam dar? 14. Jo, ok, man atrodo, kad čionais yra viskas gana aišku. Jo, viskas aišku. Gerai, gana greitai radome. Jo, šitas, kurį aš mačiau. Atleisti šitas žodis, kurį aš mačiau. Ir paaiškinau uždaviniams, mokiniams, kaip spręsti. Taip, bet galime dabar, kadangi prieš tai daug kalbėjau, galėčiau šiaip neužtruk labai ilgai su šituo, bet iš esmės tai yra, pasitikrinkim dar kartą tiesiog, kad nebūtų klaidos. 8, tai bus 116. Gerai. Puiku ir važiuojam toliau. Gerai, ABCD. Čia labai juokingas dalykas iš tikrųjų su šituo veikia. Laipsniai nebūtų svarbus iš tikrųjų, bet galime juos įsiprastinti. Šiam. Šiam suma. Visą laiką bus
Jo, gerai. Puiku. O, žiūrėkite, mes padarysim gal per 17 minučių. A, gerai. Gerai. Tiek išgėrimų arbata arba sultis, užkandžių tik 6. Lengva. Viskas? Viską užpildėm. Gerai. Ar bus klaidų, ar nebus klaidų? Esminis dalykas, ar mokytojas padarė klaidą? Gali būti, kad padarau. Patikime. Gerai. Ne. Kažkur padariau klaidą, kažkur per skubėjimą kažką netai parašiau. Velnias. Gerai. Labai juokinga, labai juokinga. Ne. Gėda. Gerai, aš pastebėsiu, kur aš tą klaidą padariau, galbūt net kablelį reikėjo padėti. Tai ačiū visiems, jeigu norite visų paaiškintų sprendimų. O ne. Tai labai gerai, viską galėsiu paaiškinti savo YouTube kanale. Kur aš tą YouTube kanale? matketv.lt. O ne. Ta klaida. Visai ką būna per skubėjimą. Gerai, ačiū visiems, labanakt.